Žmonės sako, man neįdomu Dievo žodį skaityti, man nepatinka. Tai yra prarastas apetitas žodžiui Dievo yra problema. Prašykit Dievę, sukelk man tą alkį, duok man valgyti, aš noriu jau. Pradėkit mažais kasneliais, bet tai yra svarbu. Nemanykit, kad jūs išgąsdinsit velnę mojėdami Bibliją. Jūs išgąsdinsit, velnis trauksis tik tada, kada žinosit jo žodį. Didžioji dalis atakoje šėtono yra tik todėl, kad nežino žodžių, nežino, kaip pasipriešinti. Mes galim skelbti Jėzaus kraują, mes galim įsakinėti velniam, bėgti, trauktis demonam ir jie nesitraukia, todėl, kad jie mato, kad tu nieko nežinai apie Dievą, jie žino geriau negu tu. Dievo vaikas. Mes esam pašaukti visi maitintis Dievo žodžiu kasdien. Ne kartą į mėnesį, ne kartą į metus, ne kartą tik tais atėjus pasiklausyti. Žinote, yra tokių krikščionių, kurie klausosi iš visur po biškį. Lygiai taip pat, kad gurkšnotumėte iš ten biškį, iš ten biškį, iš ten biškį, iš ten biškį. Ir vis tiek jūs nesat maitinti, jūs jaukisit troškulį. Ir didžioji dalis užpildo kitais dalykais. Ar mes galim sumaišyti tą troškulį? Galim.